Kimės tai girdės. Laimingas. Praeitą sakį kalbėjom, kad šiandieną truputį pakalbėsim. O kaip gyventi mano išvykimo metu? Gerai, teisingai, gerai. Pasakyčiau taip, gyventi paprastai, žmoniškai, geromis mintimis, geromis nuostatomis, geronoriškumu gyventi. O kad tai vyktų, žmogui duotas yra paprastas gyvenimas. Kad jis galėtų eiti, kurti, daryti, vaikus auginti, būti laimingas. Kadangi šiandieną daugelis žmonių iš didelio rašto išėję iš krašto, tai atsitinka visko. Bet esminis dalykas tai yra tą paprastą normalų gyvenimą. Rytą atsikėlė ir medinė mankšta, po to šiltas dušas, šaltas dušas. Žvalus pradedi gyvenimą, žiūri, kad visai kitaip gyvenasi. Po to, aišku, nepamiršti ir tos maldos, ir tos padėkos. Dienos metu šiandieną įvairių tų įvykių atsitinka, tikrai jų daug. Kiekvienam reiškia sutinka su įvairiom tom nuostatom. Tai dabar sutikau vyras, čia mane sustabdė. Jis pareiškė, kad jis yra Kristaus įsikūnijimas. Kai kurie skeptiškai šypsosi. Aš nei sakau taip, nei ne. Kai kurios dalykus jis tvirtina tikrai žmogaus kalbai nesuprantami dalykai yra. Sako, kaip jūs gerit, reiškia, Kristaus kūną ir kraują, valgot kūną ir gerit kraują, kaip čia reiškia nesąmonė. Sako, bet šitą patį įsteigė pats Kristus, šitą vakarienę, paskutinė. Sako, šėtonas čia įsteigė. Vienu žodžiu, ten toks gavosi tokia kalba, bet aš jo neatmetu, jo reiškia to teiginio, kad jisai žmogus reiškia kovoja irgi taip pat, kad būtų ta dvasinė šviesa, išmintis, galbūt kažko nesupranta arba supranta ne taip. Jie sako, čia yra dvasiniai, simboliniai dalykai, kad žinotum žmogus ir Kristaus reiškia tas kūnas, kad ir gyvenimą, ir išminti, Kristaus gyvenimą ir išmintimi gyventum. Kad suprastum, kas tai yra. Dėl to, reiškia, yra susivienimas su Kristumi. Tai vienu žodžiu yra, daugelis nuomonės visą laiką buvo tai ginčai ir pa žmonės jie iškyla pastoviai. O kas liečia būtinėse klausimuose, tai jie kasdien vyksta tie ginčai. Tad kasdieniam gyvenime reikia mokėti priimti informaciją, mokėti išvelgti pozityvumą. Vyras pasakė ne taip, žmona iš karto suširdo. Žmona pasakė ne taip, vyras suširdo. Ten žentas suširdo, Marti užširdo, Anyta užširdo, Ošio užširdo ir atrodo visi teisūs lyg ir. Bet ta tiesa yra visuomet reiškia sąlyginė. Nes ta tiesa, tikroji tiesa, tai yra visai kas kita. Tai yra tam suvokime, koks galutinis rezultatas. Vieni pasakyti žodį priima kaip humorą, kiti pasakytą žodį reiškia priima kaip įskaudinimą. Netgi kalbame visai ne apie tą žmogų, tam žmogui atrodo, kad kalbama apie jį, kad jį pasiepia, nes jis tam kažkokiam tai humoro gaidelį suranda pats save, kad iš tikrųjų vertas pajuokos. Ir vietoj to, kad reiškia galbūt įvertinti, sakytų, matot, žmonės kitaip mąsto, ne tik, kad kitaip mąsto, bet žmonės supranta tuos dalykus ir netgi per humoro gaidelę stengiasi, reiškia, jie kažkaip tai keisti žmogaus mąstymą, o žmogus vietoj to jisai įsiskaudina ir atrodo, kad jau viskas, kad negalima gyventi. Taip, kad pa žmonės, reiškia, visur kasdienybėje vyksta įvairūs procesai. Jeigu gyvenant normaliai, tai praktiškai pirmoje, tai sakyčiau, ką reikia žinoti. Reikia žinoti tas nuostatas, gyvenimo nuostatas. O gyvenimo nuostatas pagrindinis yra taip, pirmas lygis yra Dievas,
Tai yra, kiek yra manoma žmogui suprasti, suvokti ir gyventi dieviško išmintį. Ne šėtoniškai, o dieviškai. Šiandien žmonės daugelis ambicijas, emocijas, taip reiškia įsijaučia tas ambicijas, emocijas, kad tikrai gyvena tą gyvenimą, piktąjį gyvenimą gyvena. Patys pyksta, kitą į pyktį įtraukia, į nesantarvę ir mano, kad tai yra gerai, kad čia jis yra teisus, kad jo nurodymą turi būti jo viršus, pagal jo supratimą. O praktiškai tai yra, netgi žmonės galvoja, nori gėrio, bet jie galvoja kitaip. Vienas taip galvoja, kitas kitaip. Ir čia reikia suprasti patį pagrindinę tavo sistemą, kur egzistuojanti mūsų dvasinė sistema, tai yra 10 Dievo įsakymų sistemos tobulumą, bet reikia suprasti kiekvieną įsakymą atskirai, ne tik tai, kad bendra forma arba bendra įsireiškimą sakinio. Galbūt tik patikslinus tai, ką tas įsakymas aprėpia, ką galima priskirti tam ar vienam įsakymui. O štai čia yra, kada žmogus turi tą gilę analizę, supratimą ir jisai tada gyvenimą gali formuoti. Ir nepriklausoma nuo to, kur gyveni, kur tu būsi, reiškia, kaip elgsiesi. Jeigu elgsiesi, reiškia, normaliai, mąstysi, mintis tavo bus normalias, jeigu per mintis neprisileisi to piktoje į savo vidų neįsileisi ir viskas bus gerai. Bus kai kurie praradimai, kartais praradimas būna žymiai mažesnis negu atradimas, bet žmonės į atradimą nesiorientuoja, nekreipia dėmesio, kad atradimas yra, o atvirkščiai į praradimą. Stresuoja, pyksta, barniai, nepykanta. Ir šiandieną, kada pasižiūrėjau žmonės, kai ateina, jie dažniausiai visi nori gėrio, visi nori gerą gyvenimą, bet kiekvienas elgėsi savaip suvokdamas tą gyvenimą ir gaunasi, reiškia, problemas. Didžiausia problema yra, kad žmonės patys savęs nesupranta. Šiandieną, reiškia, nori šito, rytoj jau šito nebenori, nori kito. Kvailas, kam tą padariau, kvailas, kam aš tiek dėjau jėgų ir taip toliau. O reikėtų, reiškia, taip yra vertinti, galiu aš tą sunkiai ir lengvai padaryti, reikalinga tas, ar galima apsėti be to. Ir pasižiūrėti, reiškia, kur laiką geriau panaudoti. Netgi šiandieną daugelis, reiškia, labai šaunuolė, kad eina į įvairias, reiškia, rekolekcijas, eina, klauso tų įvairių, reiškia, ir paskaitų. Aišku, priklauso nuo lektoriaus, kaip kas moka paaiškinti tą padėtį. Kitas iki netgi žodžia išraiška žmogus turėjo omeny vieną, žmogus, kuris klausėsi, suprato visai kitaip. Tai yra pagal savo išprusimą, suvokimą lygį. Ir štai yra, tos vienovės tokios nėra. Kiekvienas supranta skirtingai. Vienas dalykas pagal išprusimą lygį, antras dalykas kitas įkis žodžio reikšmę. Netgi mūsų lietuvių kalboje, kaip keista nekeista, žiūrėk, vidurinė baigęs, reiškia, mokinys, jis nežino to žodžio reikšmės, net neįsivaizduoja, kas tai per žodis yra tas mūsų lietuviškas. Nes jis nesusidūrė su juo ir nežino, ką jis reiškia. Štai reiškia, reikalinga galbūt kai kurie paprastesni žodžiai, paprastesni išsireiškimai, bet to ne viską galima išreikšti kalba. Jausmų zonas, jausmų sistemas, kitas iki tikrai, kad neįmanoma. Taip, kad reikia vertinti situaciją taip, kad reiškia, kad neižvelgti iš karto pasakytame blogio, o žiūrėti, ką žmogus norėjo to pasakyti gerą. Ir kai gerą pasakyti norėjo, reiškia, reikalinga vertinti. Netgi dėl ko, galbūt jis ir nusikeikė, bet jisai, reiškia, dėl to gėrio vadinama nusikeikė. Aišku, jis nežino, kaip veikia keiksmažodis, nežino, kaip ta sistema veikia. Nes keiksmažodis praktiškai tai yra, Rusijos mokslininkai atliko tyrimą, paima žmogaus genetinis tyrimus, po to užgriūna su keiksmažodžiais, ant žmogaus tai žiūri, vėl ima genetinis tyrimus, pasikeitęs geno fondas. Matot, keiksmažodis kaip ardo. Nebereikalo pasakyta, kad ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų, šventam rašte. O aš sakau, ir žodis ir mintis tampa kūnu ir gyvena mumyse. Tai yra žmogus, kokias mintis, kokie žodžiai, jo tokia ir būsena. Jeigu būsena palaiminga, jeigu žmogus kryptingai nusiteikęs ir jisai turi tvirtą tą stuburą, jo nepajudinsi taip paprastai. Netgi žodį blogą pasakys, jis nepriims į vidų. O žmogus, kuris, reiškia, yra tikrai stipriai pažeidžiamas, jis pats save išbalansavęs, tai
jam reiškia yra sunku. Sunku neįsižeisti, sunku kažko tai neįsiskaudinti ir sunku kažkokį tai žodį išgirstą priimti tai paprastai. Pirmoje eilėje, ką reikėtų daryti, tai nusiraminti. Jeigu išgirdai kažkas, tai netgi kažkokią tai repliką tavo pačio žmogaus atžvilgiu, reikia nusiraminti. Bet šiandien pas mane buvo atėjusi moteris, jinai pasakoja, kaip darbe pasakė, reiškia, kažkokią tai nesąmonę ant jos, o ta nesąmonė tokia, kad tvarkė etatus ir jos etatų jau nėra darbe. Tai kitas įsižeistų, kaip čia dabar lėk, tu ten tvarkyti, o ne su jumoru taip. Nu ką, sako, reiškia, nebereikės man dirbti, jeigu nėra mano etatų. O pasirodo ten per apsirikimą ir tą etatą, reiškia, ant rytojus ir vėl etatas yra vietoj. Bet jokis nebuvo, reiškia, to šaukimo, jokio riksmo, jokios kovos tos kažkokios, tai reiškia, teisų savo įrodinėjimą ir taip toliau. O tai yra žmonės būdinga apsirikti. Ir, reiškia, ir nenešioja pykčio. Kitas, tai reiškia, tiesiog su pykčiu lėktų, sakytų, kaip čia tu drįsai tai padaryti. Ir tiesiog su priekaištais, su visais prakeikimais. O jinai ramiai, kadangi žino informaciją ramiai, sako, tai ramiai taip įsisprendė problema, kad jinai atrodo, viskas atsirado ir tas etatas atsirado. Tos naujos schemos, kur reiškia, buvo pateikti, nepatvirtino. Viskas, reiškia, atsistoja vėl į savo vietas ir vėl iš naujo, reiškia, vėl visi gyvena kaip gyvena. Taip, kad žmonės, matot, su ramybė yra sprendžiami klausimai. O kai kam, reiškia, būna, kad nori išbalansuoti. Ypatingai žmonės, kurie kyla viršų, kurie gilinasi informaciją, jiems, reiškia, juos tengiasi išbalansuoti tos tamsios jėgos. Ir daro viską, kad susigrąžinti atgal, ypatingai kylantį žmogų. Ir jeigu žmogus neturi to tvirto stuburo, kaip aš vadinu, jis būtinai, reiškia, pasiduoda kažkokiam tai menkniekiai. Ir vėl, reiškia, klimsta. O reikia ne tik menkniekiui nepasiduoti, ir rimtoms problemas nieko įveiksiu, su Dievo pagalba įveiksim ir šitą. Kaip toks rusų kalboje posakis yra. Sako, pergyvenam blokadą, pergyvensim ir perteklių. Prieš blokadą, prieš izabiliją rusų kalboje. Taip, kad yra žmogus, reiškia, jeigu jis nusiteikia, pas jį ir gaunasi. Bet jeigu žmogus nusiteikia su negatyviom mintim, jis būtinai tą negatyvą programuoja. Jis tą negatyvą kūrė savyje. Ir aš netgi žmonėms aiškinu, kad žmogaus išgelbėti nuo jo paties neįmanoma. Jeigu žmogus negatyviom mintim gyvena, jisai būtinai padarys, reiškia, klaidas, kurios iš tikro turės didelės pasekmes. Pirmoje eilėje pasekmės tam pačiam žmogui, nes neigiama informacija, kurią gauna žmogus neigiama ir jinai priima su pykčia agresija, priima taip, kaip ir pateikima, to piktoje pateikima ta informacija yra, kad žmogus išbalansuoti ir jeigu tikrai žmogus dėl tų žodžių, dėl to kažkokios tai minties išreikštos jisai stresuoja, jis labai didelę žalą daro savo. Kodėl taip yra? Ogi todėl, kad kai žmogus pyksta, nervuojasi, išskiria noradrenaliną, nepaprastai nuodingą medžiagą. O kai žmogus kūrybiškai gyvena, išskiria beta-endorfiną, sėkmės, laimės, kūrybinės galios ir sveikatos eliksyrą. Taip, kad žmogus turi prieš pastatyti tam blogį, tą savo gėrį, savo, reiškia, kitas iki nieko, ateitis parodys. Ramiai pažiūrėsi, žinai, kad yra kur padėtis ir jeigu žmogus nesupranta tos padėties, ir nežino jos pasiekmių, pat žinai, jeigu, reiškia, jis jau kategoriškai teikia, gerai, pasižiūrėsi. Man patiko toks kaimynas, reiškia, mes gyvenam sode. Tai jisai, mato, žmogus blogai daro. Prie nesako, nedaryk šitą, čia bus negerai. O tas žmogus, ne, ką čia, taip pridinėja, o paskiau po kurio laiko, reiškia, sako, nu matai, negerai. Taigi, sako, aš tau sakiau, ko tu neklausai. Ai, tai čia visi visokius patarimus duoda, reiškia, jis nenori įsiklausyti ir daro savaip. O darbas padarytas savaip ir jeigu tik neišmintingai, jisai turi irgi rezultatus. Taip, kad žmogus neturėtų bėgioti kaip nuo tos informacijos prie informacijos, bet, reiškia, turi atsirinkti, mokėti atsirinkti ir tvarkyti. Dar vienas dalykas yra, kur žmonės dėl menkniekio iš karto tiesiog susinervuojas. Nu, tai šiandien irgi.
tokie du atvejai atsitiko. Vienas nešiau tokias šiukšlius ir išpyliau, reiškia, ten kambarį. Reikėjo surinkti, aš nepaliksiu taip kambarį. Jau labiau, kada, reiškia, žmona dabar išvažiavus, atvažiuos ten ras po vyrą, reiškia, ten tas pripiltas šiukšlių. Nepatogiai. O paskui, reiškia, šaldytuvą atidariau, ten ėmiau, reiškia, ten ką įsidėti, reiškia, valgyti, užkabinau ir stiklainiukas ten. Kažkiek tai gal porą šaukštų uogienės buvo, jis šipulis ir vėl. Aš jau vėluoju darbą ir reikia ir tą sutvarkyti. Na tai va, į darbą vėluoju, bet aš nesinervau. Nu ką padarysi, matyt, taip reikia. Žioplumai, aišku, nėra ribų, bet atrodo net keista, kad pats nesinervuoji. Atrodo, čia vat kažkas tai tokio. Atrodo, reikėtų, reiškia, žmonės tokiais atvejais ten ir keikės ir viską, o man tai vidinė ramybė. Ir čia matyti yra tokie dalykai, reiškia, tas aspektas kažką tai irgi tokia. O kodėl taip, reiškia, už tai, kad aš šiandien mėgojęs tik 3 valandas. Už tai, reiškia, ir visą dieną dirbo. Ir praktiškai yra kai kurie niuansai, matyti, kurie irgi atsispindi. Tai gal kažkoks dėmesys biški netoks, nu ką padarysi. Bet jau padarytas. Tik tai reikia sutvarkyti, sušlavė, kad stiklų. Ir dar tie stiklai, žiūri, mano į tapkės, reiškia, kažkur tai lindės vaikščiai, reiškia, ten jau jaučiasi, kad braukia per grindis, o grindis, reiškia, tos plytelės virtuviai. Ir iš karto, reiškia, matosi, kad ten kažkas tai yra jau, drasko. Tai dar ir tas, reiškia, ir tas iškrapščiau už tenai, kad neliktų ten to, būtų ramu. Ir taip ramiai elgiesi, reiškia, viskas gaunasi. Ir tavęs iš pusiausvyros neišmuša. O kitas, tai reiškia, jau su visai su visko, reiškia, ir meta, ir trenkia, ir lekia, ir kas iš to. Vat žmonėms, kurie kaip tik tai stresuoja į kiekvieną smulkmeną, jiems tos stresinės situacijas būtinai atneša. Bet jie netgi iššaukia tas stresinės situacijas. O kada ramiai žiūri, mato, kad šitaip nepamisa, tai reiškia, netgi ir nesukuria tų. Nes matot, jeigu pažiūrėti taip pat iš kito taško, tamsios jėgos jos viską daro, kad žmogus sunervuotų, suerzinti, kad jiems sudaryti tas tokias sąlygas, kad jisai maitintų tamsias struktūras. Nes o tas beta-endorfinas, reiškia, yra ir noradrenalinas, tai yra, kai žmogus pyksta, nervuojasi, jis galingas srautą gyvybės energijos atiduoda tamsiam pasauliui. Jis spinduliuoja, reiškia, į blogį. Ir paskui nuo to paskenčia. Pasižiūrė, reiškia, gyvybės energija savo lygiai tik 35%, o tamsiam pasauliu atiduoda 65%. Jis neturi jėgų žmogus. O kodėl jėgų nėra? Už tai, kad jėgas atiduodama įspinduliuojama ne ten, kur jos turi būti kūrybiniam darbui, o įspinduliuojama, kaip aš sakau, tom fufunėm. Man patinka ta žodis, reiškia, man viena moteris kaunietė sako, jinai būdavo kaip susinervuoja, jinai anksčiau negalėdavo tvardytis. Tai jinai, kad nepadaryti žalos, nesako, jeigu vaikas paklius į rankas, aš galiu sužaloti jį, nepamatysiu kaip. Tai jinai kuo greičiau bėga į tualetą arba į vonį ir kumščiu padaužo sienas ten, ta, kaip sako, garą nuleidžia ir paskui reiškia ramiau. Jinai dabar jinai šitą jau nedaro, jinai tai sakyčiau, gana patobulėjusi, tai šviesi moteris tapusi. Ir vaikas jau kažko tai neklauso, sako, nori, kad į mamą fufunį prilystų. O vaikas žino, kai mama fufunį prilenda, kas su mama darosi. Sako, nenoriu. Tai sako, būk geras. Tai vat. Tai tos piktasis, reiškia, tie visi esybės tos ties, jinai vadina fufunėm. Ir labai toks žodis, sakyčiau, nieko baisaus. Nėra iš kitos pusės, jis turi tikrai tokią reikšmę ir nėra tokia skambesio žalingo. Tai vat. Žmogus, jisai turi pastoviai įjungti savyje kontrolę. O ta kontrolė, kai įjungia, dar geriau, kad kontrolė su atsistatymu. Geriau, reiškia, kaip ten mintyse persižegnai, mintyse atėjo mūsų, negi sukalbėjai, tai tenė tavo karalystė, visa situacija tiesė tavo valia šitoj situacijai, o ne šėtono valia, ne ligos valia. Ir vėl, aiškiai, viskas po truputį gyveni, vėl tvarkingai, ramiai gyveni. Čia, matot, yra tokie kasdieniniai dalykėliai jie. Kada kasdieną gyveni ir jeigu, reiškia, žmogus į gyvenimą žiūri taip su ramybė, išmintingai, tai tas gyvenimas tampa kitoks.
netgi įveikė tą blogį, reiškia, nepasidavė blogį ir reikia jau, reiškia, vidinį džiaugsmą tokį turėti. O šaunuolė, kad nesupykau, šaunuolis, kad, reiškia, kažko tai nepadariau, neatsakiau piktą žodį. Ir netgi žmonės, kurie neatsako, reiškia, piktuoju piktą, jie, netgi tas žmogus, kuris kažką tai pasakė, jam pasidaro nepatogu. Arba jis tada stengiasi dar daugiau ką nors pasakyti, kad būtinai išmuštų iš vėžių. Ir būna, kad kai kuriems pasiseka tą padaryti, o tam, kuris bando laikytis, neišsilaiko. Ir kodėl neišsilaiko, kad dar daug fufūnių viduje yra. Tų esybių viduje daug yra. Šiandien žmonės, kai ateina, ir šiandieną ypatinga tas klausimas pirmailiai vietai atsiduria, nes šiandieną tų esybių iš tikrųjų yra tas agonijos periodas atinkamas, eina piktosios dvasios ir šiandieną labai stipriai atakuoja žmonės. Visom galimybėm, tiesom, netiesom, kad tik tai žmogų paimti, reiškia, į savo pusę. O jau kai žmogus įsijautrina, jis pradeda nervuotis, pykti, stresuoti, tada, reiškia, jau viskas daros, piktasis daro savo darbą. Su tuo žmogumi jį. O tas žmogus, reiškia, kitas, kur šalia yra, irgi pasiduoda tam, tai nepadeda, o abudu tada pradeda tarnauti. Ir čia yra pagrindinis planas, kad žmonės, tų tamsių jėgų pagrindinis planas. Kuo daugiau žmonės įjungti į tą veiklą, į nesantarvę, nes nesantarvės metu žmogus pirmoje eilėje, reiškia, ir maitina tą tamsias jėgas, o antras dalykas, jis negali susikaupti kūrybiniai veiklai. Jis jau tampa, reiškia, tas ne pozicija, ne opozicija, o opozicija nežniekas. O tai yra opozicija, netgi partijose. Pozicija nori kaip tai padaryti, kad geriau, o opozicija pagalius yra tus kaišė, kad jis negalėtų to padaryti. Ir paskui juokėsi dar, kad jūs niekam tikėsit, vietoj to, kad padėtų. Tai čia, reiškia, gaunasi ir pozicija, ir opozicija. Neieško bendro sprendimo, o ieško būdų, kaip pakenkti, kaip kažką tai pakeisti, nuversti, ten valdžiai savo rankas paimti dar, o paėmus paskui ir valdyti negali. Vienas žodžiu, daugelis dalykų yra lygiai taip pat kiekvieno žmogaus gyvenime ir šeimoje. Ir pozicija, ir opozicija, ir kaip jeigu gudriai ta pozicija paima viršų, laimi. O jeigu pozicija silpna, tada laimi opozicija. Su savo, reiškia, priekaištas, su savo kažkokia tai neigiamom emocijom. Ir žmogui tada pasidaro sunku. Sunku pasidaro dvigubai dėl to, kad ta vieta, kur žmogus gyvena, ar tai būtas, ar tai darbovietė, jie tampa nemalonus. Jie tokia atgrasus, atstumintis, reiškia, nesinori toj vietoje būti. Kodėl taip? Už tai, kad lieka visa informacija. Informacija lieka visur, lieka drabužiuose, lieka daiktuose, lieka sienose, lubose, grindyse, tai yra būtuose ir paskiau tam būti gyventi nemalonu. Vienu žodžiu, viskas yra dėsninga ir šitą dėsningumą žmonės, kai žino, kitas iki geriau nepasiduoti kažkokiam menkniekiai. Dar net geriam tam dalykui, jeigu išvengia, tai reikia gerbti save. O šaunuolius ir čia išvengiau. O čia šaunuoliu, kad nepasidėjo kažkokia tai provokacijai. Ar tai kaimynės, ar tai, reiškia, vyro, ar tai žmonos, ar tai uošvės, ar tai anytos, ar dar kažkieno tai. Ir jausti vidinį pasitenkinimą, jeigu tu nepasidavėjai. Jeigu kažko tai nepasakė, susilaikė, tai gerai padarėjai. Nes tuo momentu praktiškai kitas iki niekur nepaaiškins. Reikia, kad žmogus nusiramintų. Aš čia vakar žiūrėjau tavo... Vakar atrodo. Jo. Ne vakar. Ne. Čia ėjo tas filmas, reiškia. Kūrėjai iš mūsų jau tų senesnių laikų, tik tarybiniais laikais jisai sukurtas. Ir visi ten komentavo, reiškia. Ir kai artistai vaidina, ir kaip natūraliai tą liaudės tautos, tą visą, reiškia, išdėsto sistemą, tai praktiškai, sakyčiau, taip įdomu yra. Ir ta paprasta tarnaitė buvusi, paskui tampa žmona, jinai, reiškia, visą laiką stengiasi sutaikyti. Kur tik barnis stengiasi sutaikyti visai su kitokia, reiškia, netgi kažkur tai į vidurį tarpas, su kažkur su šypsena,
su tokiu maloniai žvilgsniu ir maloniai žodžiais, reiškia, stengiasi patvarkyti. Ir jai sekasi. Netgi mama, sūnums, 3 sūnai sako, imkit, reiškia, ją į žmonas, vienas iš jų. Nes, sako, jinai, reiškia, yra, nesvarbu, kad jinai ten samdinė, bet jinai, reiškia, yra visai kita moteris, jinai gali palaikyti, reiškia, tą dvasią, ramybę. Tai čia, reiškia, žmonės šiandien tos ramybės neturi, tos dvasios, reiškia, tos dvasinės tvirtybės neturi, išsibalansavę, reiškia, per visokius, reiškia, tuos stresus ir šiandieną tas sujauktis yra. Yra žmonės labai įdomi, taip yra, kai kurie gyvena, žiūrėk, jau pusę metų, pas juos labai geri rodikliai, bet vis tiek ateina laikas, kai žmogus pasiduoda kažkokiam tai menkniekiui ir pats susinervuoja ir jau rodikliai visi krenta jo. Ir tie dvasiniai rodikliai, kai pasižiūrė, reiškia, pyktis, agresija, nepykanta, nuoskaudos, nusivylimai, tų esybių prisileidimas į vidų, jos paskui užvaldo žmogų. Ir taip užvaldo, kad, reiškia, žmogus net nebegali kitaip galvoti. O kada kalbėsi, atsistato tie visi dariniai ir pats stebėsi, koks kvailas buvo vakar, koks kvailas buvo užvakar ir kam to reikėjo. Bet net tuo metu jis negalėjo nei sustoti, nei... Tai esminis dalykas yra, tai yra įjungti visą supratimą. Daug paskaitų išklausyta yra, dar daugiau, reiškia, yra, dabargi tie yra informacija, ten skelbia per internetą, iš interneto gali pasiimti tą informaciją. Gali pasimti informaciją, reiškia, diskelį kažkur tą įrašą turi kompiuterį. Jeigu matai, kad jau nėra vidinės ramybės, įsijunk ir paklausyk. Ir pamatysi, kaip iš karto, reiškia, atslūksta atlėksta tas kažkoks tai pyktis, nepykanta. Netgi žmogus pats, reiškia, pasiklausęs, pradeda iš savęs šupsotis. Na, matai, ir informaciją, žinau, vis tiek pasidėjau. Va daugelis netgi pas mane atėjo. Tai, žiūrėk, koks 5 lygis, paklausė informaciją, jau 8. O ten pastovė, aš turiu tuos diskelius įjungęs, arba tai paskaitos, arba knygos įrašo. Ir žmogus pasiklausė iš karto. Šitą praktiką reikia naudoti savo gyvenime. Nebūtinai ateiti pas mane. Pasiklausai, net kitas iki kažkokį tai darbą darai, ar tai lyginį, ar tai valgyti, verti, ar dar kažką tai įsijungia ir žiūrėk, kad iš tos, kada kalba, per tuos įrašus visus, girdima kalba, girdima išmintis, pabiškai atsistato ir būsena. Ir valgy išverdė žymiai skanesnė, negu kad pradėjo virti. O tos skanaus valgė pavalgė, reiškia dvasiškai šviesaus jau ir vyras pasidarė geresnis. Ir vaikai geresni. O kada supyksiu, su nervais verdi, tai į tą valgy programas visas eina. Viskas yra kasdienybėje. Ir visa išmintis yra paprasta. Gyventi toje vadinamai dieviško išminti ir nepasiduoti. Kažkas tai sukladintas, kažkokia tai mintis galva kažkam tai šovė, o pas tave dar visos mintis vietoje, tai ir laikykis vietoje. Nepasiduok. Ir tada patruputį, reiškia, tas gyvenimas šviesėja. Ir žmogus pats, jo tas, kaip pasakau, stuburas tvirtėja. Jis tampa, įpratimas tampa antrų prigimimu. Ir jau žmogus paskui kitaip elgtis negali. Vat kaip tai pasakoju. Berniukas sako, seniai, su draugais išdaužė langą. Futbolą žaidė, aišku, netyčia, bet išdaužė langą ir tas žmogus, reiškia, ten per tą langą, reiškia, kumščiais grumojo, pyko, o vaikai visi kvatojasi iš juoko. Ir tai sako, senelis sako, aš noriu daryti blogus darbus. Mes taip linksmai prisijokėm. Tai senelis sako, tai palauk, sako. Davai padarykim tokią sutartį. O tu, kai gerą darbą padarysi, ir akmenuką tokia, kaip ta metalinė skarbonkė, kaip apie pavadinti, kažkur tai gal litro, 1,5 litro talpos. O gerą darbą padarysi, o tokį akmenuką, gal kaip popelė, reiškia, įmesk į tą dėžutę. Ir kai tu pririnksi pilną šitą gerų darbų, reiškia, akmenukų, aš tau leisiu daryti blogus darbus. Gerai padarė sutartį. Pririnko ir sako, senelė, ačiū, sako, aš jau nebegaliu daryti blogų darbų. Nes geras darbas, kur dar, reiškia, patruputį, vaiko pasakėlė, vaikams, tarybinių laikų dar pasakėlė tą, čia rusų kalboje. Tas tekstas buvo visas
Ir reiškia, ir jinai didžiulę auklėjimą reikšmę turi. To ir žmogus, reiškia, yra. Jis turi po truputį, jeigu jisai tvirtėja, jis per gerus darbus, po truputį gerin, reiškia, jis tampa stabiliu. O tas stabilumas labai reikalingas, ypatingai šiandien reikalingas. Mato, tarybiniais laikais buvo taip, reiškia, buvo gamyklos, buvo, reiškia, darbo žmogus turėjo, darbo žmogus nebrangino per daug, aišku, gerą darbą, kiekvienas norėjo saugojo. Ten buvo irgi kovos ir dėl vietų ir taip toliau, bet esminis dalykas yra tai, kad jeigu tu darbą praradai, tu gali kitą vietą neįsirasti. Dabar kitas iki, reiškia, gali be darbo būti, o jeigu dar neturi, reiškia, tų pragyvenimo šaltinio jokio ir netgi rezervo kažkokią tai sukauptą, viskas. Ir alkanas, ir gatvėje. Nes už būtą negalėsi sumokėti, reiškia, ir gatvėje reiks išeiti. Ir žmogus, jeigu, reiškia, jisai neižvalgus yra, jisai praktiškai dažnai pakliūna tokius pasus. Bet kai žmogus pakliūna į pasus, jis pasus su pikto rūšką nuveidu, su ta nuostata nuotaika bloga, jisai negali pakilti. Kol jis nenusiramina ir kol neapsižiūri. Jis negali tos normalios gyvenimo krypties paimti. Tik stresuoja, tik tai visi blogi, valdžia bloga, visi blogi, kad jam gyvenimas blogas yra. O kodėl, reiškia, Petrui geras yra? Kodėl Jonui, kur tavo draugui, kur mokyklą kartu baigėt, geras yra. Todėl, kad žmonės į gyvenimą žiūri kitaip. Su ramybė. Ir jeigu tik tai su ramybė žiūrima, reiškia, yra, kai nekrenta žmogaus lygis, jis visiems reikalingas. Už tai išreiškina, tie du paveiksliukai, kur knygoje yra. Tas rūškanas su tokiu žmonės net bendrauti nenori, o tas, kuris kaip besišypsantis, kuris spinduliuoja viduje, reiškia, gėrį, grožį, tokį šilumą, geranoriškumą, tas visiems reikalingas. O svarbiausia, jis reikalingas pats savo, šitas žmogus. O tas susiraukęs jis niekam ir pats savo nereikalingas. Pats savęs nekenčia. Tad reikia, o kad visgi nepakliūti į tą rūškaną būseną, tai praktiškai reikalinga pastoviai žiūrėti ir dirbti. Ir nepriklausomas, kas ką pasakė, žinai kaip yra, žinai dėl ko tą darėjai. Jeigu ne piktais norais ir kažkokį tai keršto, o darai tvarkingai, viskas gerai. O kas liečia kerštą, tai yra niekam nereikalingas visai dalykas. Visiškai. Yra pas mane, kurie keršėjo. Praeina kokie 50 metų, reiškia, pats turi kokį 100 kartų didesnį nuostolį, negu kad keršto padarė. Moteris nuviliojo vyrą ir ją pačią paliko su vaiku. Ir kita nuviliojo. Moteris bandė kažką tai nuodyti ir paskiau pati gauna kažkokią tai dozę, kad, tarškai, nuo kurios jau vaikšto visai sulinkusi, o priežastis praeitį. O pasiekmė šiandien ateina. Ir žmogus, kuris tengiasi gerus darbus daryti, ir ateina, jisai tada jam nesisekė ir neįvertino, o šiandien ir vertina vis ir jam sakosi. Taip, kad reikia užsispyrimą turėti gėrio link, nes gėrio link eiti labai ir nelengva yra, iš visų pusę atakuoja, kad tave nori nutempti į tą juodą zoną, kaip aš vadinu, ir įvairūs. Ir svarbiausia, kad tamsios jėgos žino žmogaus charakterio bruožus visus. Ir žino, kaip tas jo trūkumus panaudoti, kad jį išvesti iš pusiausvyros. O žmogus turėtų žinoti, kad jeigu jis tik nuo kūrėjo nutolsta, jis būtinai neturės tos normalios palaimos apsaugos. Už tai gyventi reikia kūrėjo išminty. Ne šiaip, kad Dieve tave myliu, kad tave gerbiu ir maldas kalbu. Ne, daugelis yra šiandien maldas kalba. Vaikšto įvairias pamaldas, į bažnyčią vaikšto, o nieks nesikeičia. O pasižiūrė, yra tos nuodėmės, kurios padarytos, netgi pačio žmogaus nesuvoktos nuodėmės. Ir jas neleidžia pakilti. Bet kas neleidžia pakilti šiandieną? Šiandieną neleidžia pakilti, nužudyti vaikai kontraceptinėmis priemonės. Tabletės, spiralės ir taip toliau. Neleidžia. Ir žmonės nemano, kad ašgi nieko nepadariau, aš niekam blogo nepadariau. O praktiškai neleidžia. Ir kol žmogus nesuvokė, tol taip laiko jį. Kad kaip reikia. Kai jis suvokia, per atgalos sistemą susitvarko,
žmogus išsprūsta iš tamsos pasaulio pinklių. Juk žmogus taip reiškia yra, jo valia duota gyventi, kaip nori jisai. Tik tai tas žmogus laisva valia nemoka naudotis. Dažniausiai laisva valia supranta tą šetonišką valią, supranta, kad čia yra laisvė, o jeigu reiškia kažkoks tai apribojimas, tai yra nelaisvė. Bet jeigu protingas apribojimas, juk vaikas nori paimti ir atidaryti dureles, kada kūrenasi ugnis, o durelės medinės, tai reiškia metalinės ir jos yra karštos. Prie jų negalim prisiliesti. Tai mama sako, neliesk, tik nudegsi. Jie pamatė iš karto stresą su didžiuliu riksmu. O vaikui įdomu, jisgi nežino, ką reiškia nudegsi. Ir vėl reiškia jau bandosi liesti. Neliesk, aš tau sakiau, kad nudegsi. Ir mama tik nusisuko kur nors, vaikas, kol mama nemato, cept. Ir tada suprato, kas yra, kad karšta. Jau su riksmas, aš tau sakiau, o tu vis tiek manęs neklausėjai. O vaikas nori pats pažiūrėti, kas tas yra karšta. Tai geriau paimk už rankutę, žiūrėk. Ir artink pabiškį artyn. Ir vaikutis pats pradės traukti ranką. Žiūrėk, kiek karšta, žiūrėk, kaip blogai, kaip skauda. Tai neliesk šitų durelių. Ir jis dar kitam pasakys tada, kad neliesk. O ne per draudimą, per pyktį. Ir daugelį klausimų reikia spręsti visai kitaip. Reikia paaiškinant. Ir šiandien, kada yra informacija, šita knyga yra, dar daugelis knygų yra, kurie reiškia, ir iš Amerikos leidinių yra išversta. Į lietuvių kalbą, į rusų kalbą, kas skaito. Ir praktiškai galima labai daug gauti informacijos. Ir netgi pasakyti, ką pasižymėti, kad po ranka būtų. Ir kada auklė, reikia argumentuoti auklėti ir aiškinti tiems vaikams. Ir vaikai tada auga kitokie, bet ne su pykčiu auklėti, kad tu kodėl šitaip nedarai, mano reikalavimą nevykdai, o net atvirkščiai duoti išminti. Nes kai žmogus žino išminti, tai jis likęs ir vienas to nedaro. O kai tik tai per pyktį, tai jis tai, kol mama mato, nedaro, bet mama nusisuka, jis daro. Tai va, čia yra, kad žmogus turėtų savistavumą. O kad savistavumą turėtų, reikia dėti daug darbo. Pirmoje šiandieną žmonės turi labai dėti daug darbo, kad dirbti patys su savimi. Ir ne fanatiškai. Fanatizmas neduoda nieko. Jeigu ir duoda, tai laikinai nauda. O paskiau, kai žmogus, reiškia, nukrenta, tada, reiškia, jau yra visai kitaip. Taip, kad ne fanatiškai reikia žiūrėti tuos klausimus, o reikia kūrybingai, tvarkingai mokėti ir paaiškinti, mokėti, reiškia, pačiam suvokti, suprasti, nes situacija įvairiausiai yra. Aš atsimenu, toks buvo Šiauliuose, vienas su vienu vyru kalbėjosi gal 1,5 valandos. Jis man ten aibę klausimų uždavė. Ir visus klausimus aš jam daviau atsakymus. Tai paprastai, kiek suprantu, jis sako keista. Pirmas sykį sutinku žmogų, kad ko nepaklausi, tą atsako. Sako, kitas, reiškia, būna lektoriams, aš duodu klausimą, aš kitas sykį atvažiuosiu, užsirašo, aš jums, reiškia, paaiškinsiu. O čia, sako, nieko neįrašytis, nereikia, atsako iš karto. Jis nustebęs yra ir tas atsakymas jį tenkina netgi, kas svarbiausia. O esmė kame yra? Reikia žmogiškai galvoti, ramiai. Ne per kažkokias ambicijas, emocijas reikšti savo, reiškia, nuomonę, o praktiškai ramiai, kaip turėtų būti, kaip tu norėtum, kad su tavim taip elgsusi. Juk parašyta šventam rašte, kad ko nenori savo ir savo, reiškia, šeimai, nelinkėk pačiam didžiausiam priešui. O kodėl tai parašyta yra? Už tai, jeigu tu linki priešui, tu pirmoje linki savo vaikams ir savo palikoniams, savo, reiškia, artimiesiams žmonėms. Nes ta, ką sugalvoji negatyvą, tas negatyvas jau tavo šeimoje gyvena. O kodėl gyvena? Todėl, kad, reiškia, žmogaus siela jungtis yra. Vyro ir moters siela tampa vienu. Vaikų siela šeimoje, kol vaikai neatsiskyrė, kol neišėjo iš šeimos, nesėjo lytinius santykius, jie, reiškia, vieno jungti. Netgi, jeigu viskas tvarkingai gyventa, išeina, reiškia, šeimą, sukuria šeimą, jis atsijungia nuo savo šeimos, nuo tėvų, reiškia, 50%, bet 50% ryšys lieka. Bet jeigu tėvai per lytinius santykius, reiškia, nutolo nuo vaikų, paskiau vaikai, jau gaunasi taip, kad, reiškia, vaikai tik lieka koks 20% ryšys. Tai vos ne kaip svetimi žmonės. Ir, reiškia, tėvų ir vaikų ryšio nebėra. O čia, reiškia, pagrindiniai dalykai yra, kurie, ką reiškia nepaleistovau, ką reiškia nedaryti.
Tai ir iš kitos pusės reikia suprasti, kad tokie dėsningumai yra, netgi jeigu buvo tokia gyvenimo klaida, tai nesmerkti save. Ačiū Viešpatie, kad suprastau, nesuvokta priežastis, išnyksta jos pasiekmė. Pasiekmė išnyksta, padėtis keičiasi. Ir reikia naudotis tą gerąją dalimi. Kažkada per nežinomą padarai blogai, bet jeigu supratai, suvokiai, ir kuo žmogus giliau supranta, suvokia, tuo ta pasiekmė tampa, išnyksta netgi visai. Užtat atgailos sistema yra galingas svertas, kurį reikia mokėti panaudoti. Tai va, o jeigu jau nesigauna pačiam savaime, kaip tai išlipti, tai nueiti pas kunigą, atlikti atgailą, pasimelsti, per išpažintį sutvarkyti savo, reiškia, visus vėl dvasinius reikalus ir žiūrėk, kad grįžti namo vėl gali gyventi. Ir praktiškai netgi taip reikia ir daryti. Taip ir moko, reiškia, mūsų religija taip moko, labai teisingai moko. Bet kadangi žmonės nežino, o kai kurie dar ten kunigų nemėgsto, dar to nemėgsto, arba savo įsitikinimą kažkokią tai, reiškia, į save įtikina kažkokią tai nesąmonę ir paskui tą nesąmonę gyvena. Ir tai yra, po truputį žmogus, reiškia, kaip tampa kryžius savo ir kryžius kitam. Bet svarbiausia žmogus, kuris yra realiai mąstantis, turėtų nepasiduoti toms mintims ir pagelbėti tam. Juk pas mane, kai ateina, ką aš darau, kad reiškia žmogus sugrąžinti į normalią būseną. Tai yra iš to pikto žmogaus, tos sukauptos, kurios, reiškia, piktojos visas mintis, kurios pasilikėm bet gailos, netgi žmogus nesupranta ir nesuvokia, kad jis padarė. Neutralizacija, reiškia, persitvarko. Atliekit tą neutralizaciją. Ir viskas, ir žmogus vėl, reiškia, kitaip žiūri. Atrodo ir pasaulis gražus, ir dangus atrodo, kai atėjo pas mane buvo juoda, o išeina šviesus. Netgi lietus lyja, atrodo geras lietus, malonus. Tai taip, kad, reiškia, viskas yra žmogaus galimybėse. Duota žmogaus esybei visą tą mokėti patirti ir mokėti valdyti. Bet tam reikia mokytis. O jeigu tik tai taip skaitai, va čia Petrui, čia Jonai, mano vyrui tinka, bet man tai čia nebūtina. Tai tas skaitimas irgi nieko. Ir tada gaunasi, kaip tas ponas mokėsi kalvystės menų. Visą laiką sėdė ir žiūrėjo, kaip kalvis kala. Ten pasakas, kaip daro, dar kažką tai daro. Nu ir paskui, reiškia, jau išmokau. Ir tą kontrolinį darbą bandė daryti tą ir nieks neišėjo. Ir galų galiai išėjo vienas dalykas, kurį kalvis darydavo, užbaigdavo užgrūdinimai. Įkiša vandenį ir gavo šnipštuką. Tai va, šitą jis galėjo padaryti, kuris nuo jo nepriklauso, kur reikėjo rankom padaryti negalėjo. Tai žmogus lygiai taip pat. Kad nesigautų šnipštukas, reikia dirbti, reikia tobulėti, reikia mokytis, reikia ieškoti kelių. Už tai aš manėms netgi patariu taip yra. Vat kai kam sunku, reiškia, sakau, įsigyk ausinukus. Tau blogai įsijungiai, nieks negirdi, o tu, reiškia, girdi, 10 minučių pasiklausai, nusiraminai ir vėl toliau dirbk. Ir jeigu žmogus nežino informacijos, o pats žinai informaciją ir pyksti, kad jis nežinodamas, reiškia, šito nedaro, o pats žinodamas vis tiek pyksti, tai reiškia blogai. Jeigu žinai, tai reikia daryti taip, kad reiškia nesužadinti savyje to pykčio, nepykantos kitam žmogui. Ir pačiam savo. Yra pasakyta, neteisk ir nebūsi teisimas, neteisk kito ir neteisk savęs. Antra, reiškia, yra. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Reikia sugebėti atleisti kitiems ir sugebėti atleisti savo. Jeigu supratai kaltę ir tą priežastį, tai nesmerkti save reikia, o reikia ačiū Viešpatie, kad supratau, su meilė ir dėkingumu, su meilė ir dėkingumu malda, su meilė ir dėkingumu atgaila, su meilė ir dėkingumu supratimas, jie duoda galę toliau tą gilinti supratimą, suvokimą ir stiprinti, kaip aš sakau, tą dvasinį stuburą. O su neapykanta, su smerkimu, tame tarp ir savęs ir kitų, netgi kitas žmogus galvoja, kad jam dėl kito kaltės jis turi šitą problemą. Kad ant jo apšaukia, ant jo aprėkė, sako, kodėl tu ant Petro neaprėkė, ant Jono neaprėkė, o kodėl ant tavęs aprėkė?
Tai klausimą kitaip pakel, gal aš vertas to riksmo? Gal aš iššaukiu tą su savo, reiškia, esybę tą riksmą? Arba aš neturiu pakankamos apsaugos, kad, reiškia, šitą riksmą neturėčiau. Ir neutralizavimas kaip savo, taip reiškia ir kito žmogaus. Perėrėme į maldą ir viskas gaunasi. O valdžioje kas darosi? Pas mane yra pavyzdžių įvairiausiai yra. Vyras gyvena jau visi metai 10 lygį, mažiau nekryto. Kai pakliuvo į valdžią, jie paėmė, reiškia, savo ir merą, viską tą merą perrinko, vienas perbėgo į kitą pusę, vadinamas išdavikas, ir viskas sugriovė visą planą. Ir dabar pykčiai tvinkis, gal kaip tam atkeršyti, kaip jį nusadinti. Matot, planai. Ir šitie planai, reiškia, vyras iš 10 iki 4 lygio jau pradėjo kapstytis. Ir sūnus, ir dukra, ir anūkas, ir anūkė, visi paskui senelį į 4 lygį. Ir kam to reikia tokios valdžios? Kam to reikia šitą visą? Mat kaip žmogus. Ir žmogus, reiškia, šiandieną, kada žiūri į pačią valdžią, jisgi smerkia, jis nepatenkintas. O tie žiūri, kaip, reiškia, iš žmogaus paimti kažkokią tai tą pinigą, kad, reiškia, kažkokią tai biudžetą patvarkyti, kad kažkur tai užlopyti tas skylės, ir žiūri būdų, kaip tą išpešti. Taip, kad eina tokia visą laiką kova tarp žmonių, reiškia. Vieni nori paimti, kiti nenori atiduoti. Ir nervuojasi, stresuoja. Tai kai nenervuotis, galvoti visai, kaip rasti išeitį. Tai va, gyvenimas, matot, yra jisai mokykla, pastovi mokykla. Už tai sako, gyveni ir visą gyvenimą mokaisi. Ir kvailas numiršti. Tai taip, kad čia irgi yra, reiškia, gili išmintis. Tas, kuris mokosi, bet, reiškia, yra daug ko nepriima, tai tikrai, kad jam blogai yra. Tas, kuris, reiškia, mokosi, kažkaip tai moka tas žinias pritaikyti gyvenime, jam yra lengviau. O šiaip tai yra daug variantų įvairiausių, reiškia, tam gyvenime, įvairių tokių atvejų. Ir kad žmogus ne kiekvienam sugeba suprasti, suvokti. Bet to skirtingose situacijose netgi tą patį negali padaryti to paties sprendimo, priimti. Nes gausis kaip tai mikiai kvailiukui. Ten padovanoja, atsimenu, šuniuką atrodo, ar kačiuką, tai jis užsidarė į portfelį ir tas užduso. Tai sako, reikėjo ant virvutės ir sakyti ciu ir vesti ant virvutės, šaukiant. Tai kitas iki senelis davė lašinių, tai jis pririšo ant virvutės ir šaukė ciu, subėga šunis, susėdė tos lašinius. Tai žmogui, reiškia, gyvenime, reiškia, tas pats variantas kitam atveju netinka. Tik tinka tam atveju, taip kad kiekvienas atvejis, reiškia, kryžiažodžio sprendimas. Todėl čia, reiškia, lygiai taip pat ir žmonės, jie kada gyvena, jie kada elgesi, kitas iki patys iš savęs juokiasi. Nu, bet taip, o tuo momentu kažkodėl ta mintis neateina. O kodėl neateina? Kad žmogus užvaldytas tų fufunių, jos būtinai paduoda mintį, ką reikia daryti. Bet mintį tokia, kad žmogus dar giliau klimptų į bėdą. Tad nepasiduokit jo. Nuo šiandien šitas dalykas yra labai užakcentuotas, kadangi dabar eina apokalipsės periodas. Ir šiandien ypatingai daug labai žmonių tiesiog, reiškia, ateina, kad 80 esybių būtų, tai dar retai, kuris ateina mažiau. Tie, kurie pirmą kartą ateina, jie praktiškai turi tą visą kiekį. O kai kurie virš 100, o 130 jau psichiatrinio guldo. O jeigu 100 koks tai 50, 60, tai jau balsai. Turgus balsais tokias komandas duoda tik tai vykdyti. Ir yra žmonių, kurie iš tikrųjų, reiškia, nuo to kenčia labai. Ir jis bijo gydytojui pasakyti, nes gydyti iš karto, reiškia, psichiatrinį ligoninę. Čia jau viskas, tau su proteliu važiuoja. O ten ne protelis, o esybės, apsėdimas. O kad apsėdimą, reiškia, tai reikia pakilti į lygį pakyla, netgi pas mane ateina. Kalbamės paprastus dalykus aiškinamės. Jokių korekcijų, jokių nieko. Žmogus supranta, žiūri, jau atėjo už 100 visas, bekalbant liko tik 40. O 60 nubirėjo. O taip keičiasi žmogaus gyvenimas. Tai yra,
žmogus nori, kad būtinai kažkas padarytų, bet jeigu gyvensi išminty, jeigu to informaciją šitą supranti, suvoki ir sugebi pritaikyti gyvenimo praktikoje, tai tos fufunės negali ir lysti netgi. Arba negali taip normaliai ir ramiai veikti. Nes žmogus iš karto, kaip aš pats kiaurytą galvoju, matai, tu nepamiegos, biškai dėmesio trūksta, bet aš puikiai žinau, kodėl tas stiklainis sudužo. Kad aš ant savęs pykčiau, o man kažkodėl tai jokio pykčio nėra. Tik biškai laiko, tai galvoju, žmogus laukia tenai, architektuose. O aš čia turiu krapštytis, tik tai dėl to gal. Bet irgi ramiai, palauks ir palaukia. Ir svarbiausia, ir tam pačiam žmogui, ne per daug sekėsi. Dar papuolė į kamštį. Biškai vis tiek anksčiau, negu aš atvažiavau. Tai daug kas yra suriktuojamas. Tvarkoma, kad ir to pykčio nebūtų. Jeigu tik tai viskas, elgiesi tvarkingai, tai ir į tą blogą situaciją įsijungia šviesos jėgos ir padeda. Tai taip, kad ramiai gyvenant, supranta tos dėsningumas, gebant panaudoti juos, gyvenimo praktikoje. Ir kaip šventam rašte parašyti, budėkime, nežinia, kada šeimininkas ateis. Tik aš sakau, pa žmogų, yra du šeimininkai. Kūrėjas, tai yra žmogaus, kūrėjas, kuris stengiasi, kad žmogus būtų toje dvasiniai šviesoje, o antras stengiasi užvaldyti žmogų, tai yra tas šėtonas. Su savo visą armiją. Stengiasi panaudoti visas žmogaus iš kitas situacijas, kurias blogas tinka jo naudai. Tai taip, kad žmogus turi du šeimininkus. Ir nepasiduoti tam tamsiam šeimininkui. O tam tikrajam reikia tarnauti. Tikrajam reikia, skirti tą dvasinę šviesą, išminti, tobulumą ir būti viduje patenkintam, kad gali tą daryti bet kuriai situacijai. Ir tada viskas dar geriau tvarkosi, dar geriau, dar ramiau gyvenasi. O žmogus, kuris emocijas pakliūna ir emocijomis pradeda gyventi ir net nemato išeities iš padėties, atvirkščiai, jau kažkur tai pradeda kitus kaltinti, smerkti, tai daro dar didesnę klaidą, kuri tik tai ir skandina į tą didesnę prarąją. Taip, kad gyvenant, yra, kad nėra kitas iki pasiklausyti, tai pasiklausk savo išminties. Prieš veidrodį sustok. Sakyk, ką, pasiduodi? Ar nepasiduodi tam piktajam? Kitas iki sako, nėra su ko pašnekėti. Tai prieš veidrodį, sako, su išmintingu žmogu pasišnekėjau. Bet jeigu ta išmintis yra ir neturėti kategoriškumo. Kur yra kategoriškumas, ten paprastai būna klaida. Jau klaida vien dėl to, kad tu kategoriškai mąstai. Žinai, kaip tiesa ir tu ją gyveni, bet tu su pykčiu netgi tą tiesą nori gyvendinti, tai čia yra klaida. Taip, kad nepakliūti į klaidą, tai įjungti smegenis laiku reikia į veiklą. Ne tada, kai jau iširdai ir jau nebegali valdytis, o kol gali valdytis, kol gali suprasti, įjungti. Taip turėti kantrybę, ramybę vidinę. Ten gali kalbėti, ką nori, bet jeigu ramiai priimi, ta ramybė duoda galią. O kur yra žmogus su dirglumu, jisai dažnai klaidą bando pataisyti klaidą. O klaidos nepataisysi. Nes bus dviguba klaida, triguba klaida ir tad toliau. Ir paskiau žmogus netgi pats negali išlipti. Yra problema ta, kad žmogus nukritęs, jis negali netgi tobulai mąstyti. Jeigu jis nukrito iš 10-11 lygį iki 3, jis praktiškai jau mąsto 3 lygiu. O 3 lygiam būnant negali pakilti iki 11. O tas pakelimas tada reiškia taip, arba vėl gilintis reikia informaciją, jeigu pats noris, gilintis skaityti, klausyti, netgi galbūt diskelį pasiklausyti, pamokslų pasiklausyti, Ruzinsko pamokslų gerų yra, kunigų pamokslų, jeigu turi įrašų pasiklausyti, netgi bažnyčių nueis pasiklausyti tų išmintingų kunigų, kurie geri pamokslautojai yra.
Yra Doveika, yra žmonių, kurie tikrai pamokslus sako gana. Atrodo, jis nedaug šneka, bet jis pasako giliai išmintį. Yra ir katedrai, kunigų aš nemėgstu bėgioti per daugelį bažnyčių. Dažniausiai Švento kryžiaus arba į katedrą nainu. Yra tie žmonės, kurie turi. Kitas žmogus, reiškia, tą patį pamokslą pasako labai trumpai, bet jis konkrečiai kažką pasako tokio įdomaus, kad kitas iki nestebėsi. Pačiam galbūt neteitų į galvą nieko tokie dalykai. Tai va, taip, kad žmogus turi jisai ieškoti šviesos šviesoj, o ne išjungęs visus šviesulius, apgraibom ieškoti šviesos. Nesurasi. Pirmai, reiškia, neužgesinti tos šviesos, kuri yra viduje. Ten, kur yra dvasinė šviesa, tamsa neturi galios. Bet jeigu dvasinės šviesos viduje nėra, tada taip. Tada užvaldo. Nes tuščių vietų nebūna visatoj. Greitai atsiranda, reiškia, kas užima tą vietą. Netgi nebereikalo parašyta šventam rašte, kad jeigu švarai piktąją dvasią, tai vietoj jos paskui dar atsiveda 7. Jeigu jau šventą piktąją dvasią išvarai, tai tada reikia užpildyti dvasinę šviesą, kad nebūtų vietos sugrįžti. O jau šitą dalyką žmonės ne per daug gali. Ir net kiti net nežino, kad egzistuoja toks dėsningumas. Tai vat, čia yra visus liečia ir egzorcistus, ir liečia, reiškia, žmonės, kurie patys pastangas deda, ir ekstrasensus, ir energetikus, ir gydytojus visus, ir pačius kunigus, aišku. Taip, kad svarbiausia yra kiek įmanoma gyventi dvasinėje šviesoje ir dvasinėje išmintingoje dvasinėje ramybėje. Juk Kristus susitikęs pirmą pasisveikinime sakydavo, ramybė jums. Kai pas žmogui yra ramybė, su juo gali kalbėtis, su juo gali spręsti klausimus, bet jeigu susipyko, susibarė, jau klausimą neįspręsi. Netgi normalų paprastą klausimą jau nebegali spręsti, vėl barnis iškyla. Taip, kad išmokyt spręsti klausimus ne per pyktį, ne per nepykantą, o per kūrybingą tokį argumentuotą apmąstymą, apmąstytą pasiūlymą, kodėl taip manai, kad reikėtų taip daryti. Ir tai ne visuomet pavyks. Ypatingai, jeigu ten vyras piktas arba išgėręs žmogus nenori girdėti. O kur problema yra didžiausia? Vyras negirdi žmonos, o žmona negirdi vyro. Kiekvienas mąsto kitaip. O jeigu jau šeimoje, reiškia, tarpusavio šitas nesutarimas, jau sekantis etapas vaikai. Jau vaikai vystosi ne taip, auga ne taip, ir paskui gyventi negali kitaip kaip kiti normalūs žmonės. Jie irgi jau turi problemų. Štai pagrindas yra ta vidinė išmintinga ramybė, argumentuotai pagrįsta ramybė. O tas argumentuotas pagristumas, reiškia, tai yra išminties suvokimas ir gebėjimas pasilikti gyventojo išmintį. Nes ir pati atgaila nekarūnais kelias eiti, o dieviškos išminties suvokimas, pasilikimas gyventi to išmintį. Dievas atvėrė žmogų, kuris geba tobulai mąstyti. Jeigu gyvūnai gyvena pagal reflektorius ir tai daug ko išmoksta, tai žmogui ypatingai, reiškia, yra šitas būdinga. Būtinai jisai turi dirbti dvasiniam lygmenį. Tai kiek įmanoma tam mūsų pabirusiam pasaulyje sugebėti, reiškia, gyventi dvasiniai šviesoje. Kad jokie ten iš pašalies gauti signalai žmogaus neužgoštų, jo nuotaikos neužgoštų, nenuvestų to blogio keliu, kažkokį kerštą, nepykantos, pykčio keliu. O sugebančių ramiai žiūrėti gyvenimą ir ramiai ieškoti išeities iš padėties. Ir jeigu ramiai ieškosi, visuomet rasi. Anksčiau, vėliau, bet surasi. O per pyktį nepykantą padarysi dar vieną klaidą ir tada jau vargu ar ką nors rasi. Galbūt tada rasi tik tai lygą, nesėkmę, nelaimę. Nes po to seka, tokia seka. Taip, kad geriau sustoti, nieko negalvoti, netgi duoti smegenims pailsėti.
O kada pailsėjai, visai kitaip mąsto. O pailsėjami kitas iki pervesti jos, reiškia, galvosina kita kryptimi, normalia kryptimi, vėl pasigilinus tai į Bibliją, į pačią mano, reiškia, tas knygos, kur yra, į diskelis, paskaitų pasiklausęs ir ateina mintis. Ypatingai tie žmonės, kurie paskaitas lankė, kurie žino informaciją, jie labai greitai sugrįžta atgal. Tie, kurie pirmas iki skaito, kurie nežino tos informacijos, ir skaitant dar sunkiai. Dėl to, kad ne viskas suvokia. Dažniausiai žmonės nesuvokia pagrindinės savo priežasties, tai yra nusivylimą gyvenimą, kai nenori gyventi per nesėkmingą meilę. Paskui net jų užmarština, jis nebeprisimena tą atveju. O pasąmonė viskas įrašyta. Ir kaip tik žmogui pasakai, kitas iš karto pradeda prisiminti tą atveju, kai kurie neprisimena, bet lygis iš karto kyla. Vieno to pasakymo, kur padaryta klaida. Nes suvokimas yra didžiausia atgailos sistemos, tai išmintingiausia dalis, nes žmogus, kai suvokia klaidą, išnyksta klaidos pasekmė. Tai taip, kad suvokimą turėti. Kad suvokimą turėti, tai reikia gilintis informaciją. Nes šiandien labai daug, jeigu variantų tų gyvenimo pasitaiko įvairiausių atvejų. Jeigu anksčiau žmogus, reiškia, daugiau dirbo tokį sėslų gyvenimą, ten javus augino, ten nardavo, ten sėdavo, kėdavo, taip toliau, tokie daug mechaninis darbas, tai jam buvo lengviau. O šiandieną, reiškia, yra galingas informacijos srautai, eina iš visų pusių. Ir iš pietų, ir iš vakarų, iš kur tik nori. Kaip atsimenu, vienam filmui rodė tarybiniais laikais. Ateina pirmininkas, sako, sargas sako, ėjo garsai. Sako, iš kur ėjo, iš kurios pusės? Sako, iš pietų, o paskiau iš vakarų. O paskiau žiūriu, sako, iš šiaurės jau pradėjo eiti, o paskiau iš visų kraštų. Tai va, taip, kad taip žmogui taip pat, tie garsai. O kaip reiškia iš visų pusių? Tai prisimena, kas tą pasakė, kas tą surinka visus pasakytus ir jau nebegali gyventi ramiai. Reikia mokėti atskirti grūdus nuo pelų gyvenime. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Tai yra visą laiką reikia įjungus laikyti tą fuktelį, ar tą arpą, tą vadinamą lietuviškai, kur atrūšiuoja grūdus nuo piktžalių, nuo pelų. Nes šiandieną, reiškia, informacijos labai daug eina, įvairiausias, ko tik tai, ir visi įtikina, kad tai yra labai gerai. O štai aš, kai klausau tarp filmą, kartais pasižiūrė arba klausau kokią tai informaciją, kaip visi papildus, kokios aiškina. Pasako žmonės, ar žinot, kaip veikia papildai? Jeigu tu pratingai, reiškia, panaudoji tą informaciją, maisto medžiagą, kurią suvalgiai, į gėrį, tai juoda duona sudirba kaip geriausias vaistas. Bet jeigu tu papildų panaudojas pyksti ant mamos, ant tėvo, ant vaiko, ant kitų visų, tai tu to papildų visus mikroelementus, vitaminus paverti į didžiausią nuodą. Galingą nuodą paverti. Ir tada papildai sudirba kaip didžiausias nuodas. Dar nuodingesnis negu ta juoda duona. Už tai ne tik svarbu, ką suvalgai, o į ką paverti suvalgytą maistą. Į pyktį, agresiją, neapykantą ar į kūrybingą darbą atitinkantį visatos dvasinėms dėsnėms. Štai kokios tiesos tos yra, kurių nori, nenori, niekaip neišbrauksi iš gyvenimo. Ir jas nešiti dėsningumai veikia jie. Ir taip, kad tu be dvasinio lygmens kelimo norėsi pasveikti papildais arba vaistais, nieko nebus. Pirmoji dvasinis kelimas, supratimas, suvokimas, sumatimas dvasinio dėsnio. Ir stengtis tą dvasinio dėsnių sistemą panaudoti savo gyvenimo praktikui. O jeigu tu tvarkingai panaudosi, jie neša sėkmę, laimę, sveikatą. O aš jau pats, kiek sakiau, jau virš 30 metų nenaudoju jokių vaistų ir jų nereikia. Jeigu taip pat žmonės visi persirentų staiga, tai kur dėtųsi ta farmaceptinė, ta pramonė? Dingtų. Nereikalinga būtų greitai bankrotas. Dabar žmonės patys palaiko ją, o tie bando išrasti vis naujesnius vaistus, o pasižiūrė, kad jis nieko ne, kitas iki netgi kenkia. O jeigu vaistai paskirti tikrai ne pagal paskirtį, tikrai jie kenkia.
Ir ne vaistuose šitis yra, o suvokime. Kai supranti, pasitvarkai ir vėl, reiškia, gali gyventi. Būna kartais yra kai kurių vaistų, kurie tikrai kažkokią tai būseną biškį stabilizuoja ir ne į tą priklausomybę žmogaus neįtraukia. Bet yra, kurie... Šiandien turėjau tokį pokalbį įdomų. Kadangi verslininkai konsultuojasi, žmogus prekiauja perukais. Ir niekad nekyla klausimas, kas tas yra perukas? Natūraliais. Ogi visa informacija. Plaukai žmogaus tai yra antenos. Ir ką antena priima, ir kaip persiduoda informacija, tai irgi turi. Tai yra vienas klausimas. Antras, žiūrėjau, reiškia, ten pasitų perukų daug ir bendraut pasižiūrė. O kiek perukų mirusių žmonių nukirpti? Ir tokių yra. Cėlė 5. Mergaitė, pavyzdžiui, ten su nuo ligos mirė, nukirpo plaukus, pardavė juos. Iš kur veža? Iš Kinijos. Iš Kinijos veža, bet dar kažkur veža per kitą šalį. Taip, kad, sakyčiau, kai pasižiūri, savotiškai keista. Ir žmonės nori kažkokio tai grožio. O grožio ne savo natūralų, gali grožio pakelti. O nori grožio, kad jis iš šalies būtų iš kažkur tai gautas. Tas grožis. Tai kas iš to grožio? Aš pasakoju, sakau, senai toks jau, tas pavyzdys jau galbūt kai kam ir įkyrėjęs. Kai mes nuvažiavam, aš tarnavau Kryme, Ekvatorijai, ir nuvažiavam atsivežti naujokų į Uralo kalnus. Tada dar ausį vieną nušalau, žiemą šaltą. Einu tai vėjelis, biškutė toks pučia ir iš vienos pusės saulutė, iš kitos pusės, reiškia, nėra saulutės. Ir ta, kur saulutė buvo, nieko. Ta ausis liko sveika, kur saulutės nebuvo, ir tada nušalau. Tai subintuota vaikščiau, gal apibintavęs kaip po fronto. Na, aš iššokęs nedavau, karaulo viršininkas buvo, reiškia, visą laiką turėdavo būti, reiškia, ten toje sargybai. Ten postė tam. Tai, o ten daugelis jaunų tų kareiviai eidavo į šokius. Ir panelės vietinės organizavo kiekvieną vakarą šokius. Ir atsimenu, vienas vaikinas atėjo, jisai buvo konservatorijai mokėsi, jis vedė tą chorą, tokį ansamblis organizavęs, reiškia, vedė dalinį. Vadovavo jam. Grįžęs, reiškia, pasakoju, sakau, žiūrėjau tokia panelė, kojas kreivas, be figūros, tokia mintis, likimo nuskriausta. O paskui merginų teisės ir tą likimo nuskriaustą išvedė šokti. Sako, pradėjo kalbėti, akis spindi, kalba graži, išraiškinga, turininga, pamiršau apie tas kreivas kojas ir tą figūrą visą naktį prasvajojau. Matau, kur moters grožis, kur merginos grožis. O visi mano, kad aš jeigu ten įsidažysi, dar kažkokią tai seksualinę, reiškia, kažkokią tai pozą atversi, tai reiškia, aš jau čia jau mane, reiškia, jau čiupsiusi. Ir kas čiups? Tiems, kuriems reikia to palaido seksą. O ne tas, kuris protingas iš karto pasižiūrėjo ir nais, tokius. Ir kaip žinutė laikraštį buvo, kaip Anglijoje šalia džinsų parduotuvės įsitaisė siuvyklėlė, kuri užpakalinį dalį iškerpa širdukė, apsiuvo gražiai, kad matytųsi tas grevelis. Ir atsirado labai daugelis, kurie iš karto nusiperka džinsą, eina to grevelį parodyti, kad turi. Ir vaikščiai su prakirpta širdutė galėtų užpakalį. Jeigu negali nustebinti kažkokį tai išmintį, tai nors kvailumu stebina pasaulį. Priklausomai nuo žmogaus, reiškia, čia lygiai. Bet iš kitos pusės tai taip yra, o čia dabar juokėsi kiti, reiškia, taip yra. Bet esmė, reiškia, yra kitame, kad yra žmonės, kurie į tą traukia. Jiems patinka tas. O žmogaus mąstysena. Aš netgi žmonėms šiandien aiškinu, kada kalbu. Ateina, reiškia, džinsai, prapjauta, ten jau siūlai, reiškia, kabo. Sakau, jeigu tu daiktą normalų žaloji, prapjovai, kad mada tokia, tai va, kur tavo netvarkoji. Tavo galveliai ten skylės yra tos, netvarkoji. Jeigu neduoda tas, kad jis žaloja gerą daiktą, reiškia, žaloja ir gyvenimą patį. Nes čia, reiškia, yra
Ir taip toliau. Ir gyvenimas, kada eina, vieniems patinka, kitiems nepatinka, o jam patinka todėl, kad kitaip atrodo negu kad kiti. Tai atrodo išmintingiau, protingiau. Būdamas 22 metų tap mokslo daktaru. Tai atrodysi kitaip, tikrai. Kur tu pagarbiai žiūrės. Sako, tu ten širdukį įsipjavo anam galę, tai nuo to tikrai nei proto nepadaugėjo, dar parodė savo kvailumą. Ir po to, reiškia, daugelis netgi vaikino, merginos, reiškia, atsiduoda, mano, kad, reiškia, užkariaus vaikino širdį. Ne. Čia yra visai kvaila mintis. Vaikinai vertina tos, kurios tvirtos yra ir kurios neatsiduoda, ne tik, kad neatsiduoda, o nesitranko. O tos, kur trankosi, jeigu atsidavė, tai visos tokia pati kaip ir kitos. Ir praradai vertę. Nes vaikinų vertinimas kitoks yra. Ir taip toliau. Tai yra gyvenime, eina gyvenimas ir žmonės, reiškia, jie, kai nesupranta tų dalykų, jie kitaip aiškina ir viens kitą užkrečia to mintim ir daro nesąmonės. O tos nesąmonės paskui plinta, juk telegonija yra galingas efektas, kuris plinta. Keičia žmogų. Bet taip keičia, kad kardinaliai keičia. Net kaip pavyzdys. Šeima pradės statyti namą, viskas gražu, vyras dirba ten, su kompiuteriu medžiagas renka, reiškia ten projektus, kur kaip geriau padaryti, kad tvirtesnis būtų. Ir atkarčiais išeidavo internetą, ten pabendravo su moterim. Susitiko su meilužė lytinius santykius, nebereikia namo, nebereikia jokio to projektų, nieko nebereikia, pasikeitė žmogus. Ir tas namas taip ir liko, net nebaigtas statyti. Kur dingo ta visa? Telegonijos efektas keičia žmogų galingai. O žmonės šitą vėl nežino. Firma, reiškia, pradeda klestėti, reiškia, tas jau direktorius čia visi, o aplink jį ten sukasi tos, kaip sako Rusija, vertichvoskos. Tiek lytinius santykius aptarė, kokie meilužė viskas. Ir firma sugriuvo. Nebegali suvadovauti. Ir nežino šitų dėsningumų, kaip jie veikia. O mano, kad čia reiškia jiems sėkmė. Nes dabar ir moteris jie kitaip žiūri. Tai jeigu dėl moterų darai tą firmą, tai per moteris jis sugriaus. Anksčiau sakydavo, kaip vyrai pradingsta. Per degtinę, kortas ir moteris. O dabar dar dasidės artiniai lošimai. O visa tas pats lieka. Ir degtinė, ir moteris. Ir žmonės, kada nežino dėsningumą, atrodo, kas čia tokie. O čia labai dideli pokyčiai vyksta, galingi pokyčiai. Taip, kad gyvendami, kai žmogus įsigilinė informaciją, kai supranti, tai tas kvailas noras tikrai traukiasi į šalį. Nes jis tikrai neduoda jokios, aiškiai, naudos. Tuo momentu gal kažkoks tai malonumas kūniškas, bet tik tai tuo momentu, o pasiekmes paskui visas ir tau, ir vaikams, ir visai šeimai. Paprasčiausiai ir pačiam žmogui. Žiūrėk, ateina jau insultas, jau infarktas, jau vėžys, jau vystasi, jau ribas peržengtas. Tada gerai, kad dar nebuvo bandyta daryti jokią operaciją ir pjaustymą, bet jau kur pjaustymą ir operaciją, tai jau organų kai kurių nebėra. Juk žmonės nežino, kaip dėsniai irgi veikia. Jau gimda išimta praktiškai. Dar jeigu ir kiaušydės, viskas. Jau moteris, iš jos nieko nėra. Reikia labai didelės dvasinės stiprybės vidinės, kad dar pasilikti, reiškia, visavertę moterim. Kitokia, iš kitos pusės, nors dvasiniam lygmenį. Bet jeigu tos informacijos nėra, tai tikrai. Dažniausiai tokios moteris pasilieka vienišos. O kodėl ta? Juk yra visi, sakyčiau, visi dalykai yra. Vat Rusijos mokslininkų tyrimai. Kas nešioja spiralės, 40 metų, reiškia, bus gimta išimta. Gimdos kaklelį vėžys. Ir kalba tą visą. Ir diskelis, reiškia, ir mes rodėm diskelius čia, tai klubai buvom atsinešę. Ką kalba mokslininkai. Iš jų tyrimo praktikų. Bet kažkodėl tai žmonės šitos informacijos negirdi ir kažkaip tai užmiršta. Ir mano, kad tai yra gerai. Vat ir net mano, reiškia, paskaitų prisiklauso, vis tiek savo daro. Ir kai ateina, pažiūrė, vaikas nesveiksta priežastį spiralę, tai tada jau reikia, jau matyti, aš jau myslėjau išimti, jau matyti, dabar jau išimsiu. Per vaiko lygą tik tai galima išvaryti tą spiralę. O pats, reiškia, žmogus tada, čia kaiminkai tas galioja, man tas negalioja. Iki atitinkamą laikotarpį. Ir taip toliau, taip kad reikia išmintingai žiūrėti į gyvenimą patį.
tvarkingai gyventi, su vidiniu džiaugsmu, pasitenkinimu. Tai jeigu ten ir pinigų nėra, gal ir būtas stoka arba maisto stokoja, bet būkit vidinė ramybėj. Jeigu žmogus vidinė ramybėj, jo dvasingumas, kada kyla aukštesnį lygį, atsiveria galimybės, tame tarp ir finansinės. Šiandien daugelis ateina, nesiseka verslas, nesiseka biznis. Kodėl nesiseka? Už tai, kad nėra vidinės dvasinės ramybės. O kodėl jis nėra? Už tai, kad žmogus nemyli to darbo, jis myli pinigus. O kadangi pinigus myli, jis praranda sveikatą per šitą darbą. Jam reikėtų, reiškia, su meilė žiūrėti dėkingumu šitą darbą. Kai su meilė dėkingumu žiūri, tai ir darbas tada sekasi, ir pinigai ateina. O kai dirba tik dėl pinigų, nieks nesigauna. O pinigai nėra joks blogis. Jeigu tu tvarkingai juos turi, tvarkingai naudoji, tai reiškia padeda žmogui gyventi. Čia nėra blogis. Blogis blogai panaudoti juos. Arba dėl jų gyventi ir visą kitą šalį užmiršti. Kaip Vokietijoje vienas vyras. Jeigu man šeima trukdys karjerai, paliksiu šeimą. O po Dievo reiškiantas lygis yra šeima. Dievas, šeima, mokslas, darbas, verslas, malonumai. O 4 lygiai, pats žemiausias malonumai. Ir jeigu šitą jau sistemą pažeidi, jau bus problemų. Taip, kad ne į problemas reikia žingsnius daryti, o į išmintį. Ir kur išmintis įveikiai, bet kai yra problema, iš karto keičiasi padėtis. Ateina, reiškia, netgi žmonos iš tų giminaičių viena. Jinai nesutarė su Anyta. Jinai tiesiog ligonis, vien tik Anytos vardas rodo, kad čia didžiausias siaubas. O kai peršnekėm, aš sakau, kodėl tu jas neapkinti, jinai tau vyrą užaugina. Vien už tai reikia gerbti. Jeigu jinai ten turi trūkumų, nu ką padarysi, kiekvienas žmogus nėra be trūkumų. Bet to išaiškina tą visą padėtį, abidvi kenčia, po visą peržymą, tos Anytos nebuvo jinai pati. Dabar geriausias draugės, sako, kaip gera gyventi. Taip, kad reikia gyvenimą analizuoti ir ieškoti išeities iš padėties, o nestresuoti. Nes kiekvienas stresas, jisai varo žmogui atitinkamą neviltį, o ta neviltis įda didesnė kažkokių lygų, nesėkmių, nelaimių sukuri. Ir tada gaunasi taip, sako, viena bėda tai ne bėda, o 2-3 ir žmogus ėda. Nepereiti tą sukurį, nepritraukti to blogio prie savęs. Geriau kažkokį tai momentą perkinti ir pažiūrėk, kaip toliau tvarkyti. Kaip išmintingai tvarkyti, kažkokią informaciją pateikti, tiek vyrui, tiek žmonai, tiek vaikui, kad ir jis susimastytų. Ir tada bus viskas gyvenimas eis kitaip. Ir nespręsti už kitą. Šiandien moteris nedavė vyrui skaityti knygos, o kam aš jam duosiu, jis vis tiek jos neskaitys. Aš sakau, kodėl tu taip nusprendėjai? Jinai turi savo tą sampratą, kad jis netoks ir jis neskaitys. Tada šiaip pavyzdžiui, sako, viena moteris sako, mano vyras šitą knygą, sakė, žemė apsivers greičiau. Grįžta iš mados parduotuvės, ten Vilniui. Sako, vyras žiūri, sėdė ant sofos, skaito tavo knygą. Nu kaip, sako, žemė neapsivertė. Jau nusprendžia, kad jis toks ir kad čia jam tik tai čia pasijuokti iš tos knygos. Taip, kai tu šneki, pasijuokia vyras, bet kada pasigilina informaciją, tada kitaip žiūri. Ir tada atskiria netgi žmonos išmintį nuo kvailysčių. Kitas lyg ir nesutinka, bet kadangi žino, kad visgi tai yra teisinga, tai jisai vis tiek mintimis viduje sutinka, tik ambicijas neleidžia, ego neleidžia pripažinti, kad žmona teisė arba ten vyras teisus. Tai va, tobulybė ribų nėra. Reikia gilintis. Šiandieną kaip niekad, reiškia, informacijos yra labai daug. Aš knygų pasižiūrėjau, ir tą reikėtų perskaityti, ir tą. Tai kažkai skaitau, tai aš per filtrą 20 tėvų įsakymą praleidžiu. Teisinga priimu, neteisinga atmetu. Nesmerkiu nieko, bet aš nepriimu tos informacijos. O kur atitinka, viskas gražu, netgi paimu kažkokią tai sakinį iš knygos paimu, kuris tikrai turi daug išminties, tas sakinys. Paskui knygą įrašau. Taip, ten, kur sukurta yra, tai ne viskas mano tekstu. Ten jau yra kitų žmonių sukurta, tik tai beliko man įsirašyti. Buvo netgi tematika visai kita, bet sakinys tam šviesiai labai tinka. Taip, kad ir tokių esu panaudojęs triukų.
kad žmogus geriau suprastų, kad jam būtų lengviau suvokti. Tai mano tikslas yra, kad žmonės gerėtų patys, tą gėrį reiškia perduoti kitiems ir dėl to būtų laimingi. Ir ypatingai savo artimiesiems vaikams, anūkams, vyrui, žmonai. Dėkingumą turėti, reiškia, tai Anytai, ir tam Šešurai, ir tam Uošviai, ir tam Uošviai. Ir neturėti tos nuostatas, nes nuostata negatyvi, tai aš kaip pasakau, čia tokį Amerikai. Eina žmogus, žiūri Uošvio kapą nuo užtarėkų laikosi, o žentas su plaktuku kala per rankas, per pirštus. Sako, žmogau, koks sadistas, ką tu darai? Sako, niekaip negali šitos Uošvios numešti nuo balkono. Ir kaip pasakė, kad Uošvis, sako, matai rūpužė, kaip laikosi. Ir pas tą nuomonę pasikeitė, kadangi Uošvė. O kodėl Uošvis nekenčia? Už tai, kad jinai, reiškia, kelia reikalavimus ir užstojo savo vaiką, savo dukrą. Moteriška logika ir moteriška, ir konfliktus eina su tuo žentu ir su tuo vyru savo. Ir gaunasi, kad su dviem kovoti reikia. O yra atvirkščiai, kai kurie tas Uošvis gerbė. O kad sako, dukra tokia būtų kaip mano Uošvė. Taip pat yra. Viskas yra palyginimuose. Viskas, reiškia, yra žmogus, ko vertas, tą turi. Jeigu niekini kitą žmogų, reiškia, bet turės irgi problemų. Tai vat, o reikia matai klaidą, galbūt kaip pataisyti, gal kaip ramiai pašnekėti, kaip ramiai patarti. O ne iš karto su visais priekaištais, su visais barniais, pykčiu, emocijom išlieti kažkokį tai negatyvą. Nes kiekvienas negatyvas išlietas atneša dar daugiau to negatyvo. Kitas sykis sugadina santykius visam gyvenimui. Nes yra žmonės, yra piktamenantis. Čia labai daug priklauso nuo charakterio. Ir reikia savo charakterį analizuoti. Pyktis, agresija, nuoskaudos, nusivylimai, baimė, pavydas, gobšumas, kerštingumas, piktamenantis žmogus. Čia yra negatyvi ta informacija, kuri praktiškai neleidžia normaliai gyventi. Puikybė. Kiti sako, aš neturiu puikybės. O puikybė reiškia taip, kodėl ne taip, kaip aš noriu, kodėl ne taip, kaip aš galvoju. Nors kvailai galvoju, bet reiškia, mano turi būti tiesa. O kur puikybė reiškia žmogaus gyvenime. Taip, kad neturėti tų, reiškia, blogųjų charakterio bruožų, juos po truputį išgyvendinti ir tada tikrai maloniau gyventi. Taip, kad linkiu sėkmės visiems gilinti, suprasti, suvokti ir mokėti panaudoti gyvenimo praktikoje. Kokie klausimai? Kaip keičiasi dvasinės lygmuo paskaitos metu? Ar galit parodyti? Keičiasi. Kadangi klausimų uždavėte, tai dar patikrinau. Atėjai su 6 lygiu, dabar 10. O kada bus 15? Vat kai nustosi lygį skandinti, kai pasilieki, nepaskaitoj. Čia yra žmonės, reiškia, taip kyla aukštyn, krenta žemyn. Jis, kai klauso informaciją, priima, atrodo, viskas supranta, viskas aišku. Ką reikia gyventi, pasidaro neaišku. Tai yra, kaip sako, teorija savo kelio, praktika savo. Tai čia lygiai taip pat yra. Jeigu visą gyvenimą paskaitai, jūs susidėti, Nusibostų irgi, pradėtų kristi lygis nuo nuobodulio. Nes, o periodiškai, reiškia, tai pasiklausyti, periodiškai pagalvoti, periodiškai pamastyti, va šitą verta daryti. Už tai žmogų, reiškia, ir Dievas sutvėrė žmogų, davė jam rankas, kojas, ausis, akis. Tai yra visus organus, kad galėtų veikti, kurti, daryti, eiti. Davė laisvą valią, davė intuiciją, davė 10 Dievo įsakymų. Ir pasakyta vienu įsakymu, sekmadienį švęsk. Tai yra nenutolsk nuo kūrėjo išminties. Sekmadienį tai pasigilinki visą išmintį, kad ką per savaitę praradai, ką laimėjimas kokiu pasiekė, ačiū, o ką dvasiškai nutobulėjai, sugrįžk gal į normalią būseną.
Tai vat, viskas duota irgi, ne taip, kad visą laiką sėdėti, bažnyčiai melstis, tik tai klausytis ir viskas. Žmogus gimęs būti kūrėjų. O štai jis turi savo dalį tą, kur išmano, kur gali, jis turi ją kurti, tvarkyti ir iš to gyventi gyvenimo džiaugsmą. Ne tik kaip pragyvenimo šaltinį, bet patį gyvenimo džiaugsmą. Ir tada visai kitaip, tai jam dar geriau sekasi. O kai žmogus gyvena sielvartą, tai jam dar daugiau nesiseka. Kodėl? Todėl, kad neigiamos emocijose, pyktyje, nuoskaudose, nusivylimuose nėra kūrybinės galios. Kūrybinė galia reiškia spinduliavime, suvokime. Jeigu nori daiktą padaryti, reikia mokėti padaryti. Jeigu nori gyvenimas tvarkyti, reikia žinoti tos dvasinius dėsnius, kaip tai daryti. Ir šiandieną, kadangi reiškia ne tik intuicijos, jos nepakanka intuicijos vien, nes šiandieną įvairūs reiškia tie laidos tos įvairiausias išmuša žmogų iš vėžio. O štai reikalinga gilintis, nepasiduoti, kad nepasiduoti. Nes žmogus taip yra, jisai ir žingeidus, ir nori žinoti, ir nori daryti. Ir jeigu neteisingą informaciją pagauna ir bando tą daryti, pagal neteisingą informaciją susikrimsta. Ašgi anksčiau dar buvo, kai Kazlauskas amžinatilsį gyvas, paskaitas skaičiau parapsichologų akademijai. Jei jau taip įdomiai. Pirmas iki konferenciją įstojau, tai Kazlauskas pasakė nesąmonė. Antrais metais buvo konferencija, vėl žiūrėk kaip išaugęs morkūnas, sako. Pirmas ikis nesuprato, ką aš nekėjau. Nors aš nekėjau tą patį, tai galbūt argumentai buvo svaresni. Ir paskiau, kai pradėjo manęs reikalauti į tą, kad paskaitą skaityčiau, sakė, tokių lektorių čia nebus. O paskiau, tegu būna visokių, sako. O tokiu būdu. Ir kai būdavo, aš neinu į paskaitą žiūriu, žmonės po paskaitos, po lektorius ateina, į paskaitą nuėjo ten su 5 lygiu, iš paskaitos išėjo 4. Priešnekėtų nesąmonė, apie seksą, apie kažkokius, tai kažkokį visokį, ir dar taip kalba, taip su tokiu, kaip saldžiai. Uždega kažkokius tai jausmus. Ir aiškina, kad čia gerai, o aš aiškinu, kad lytiniai santykiai blogai yra. Po kito lektorio žiūrė, kad ypatingo nieko nepasikeitė. Po kito per 2-3 lygius nukrito žemiau žmogus atėjęs į tą. Tai ir vadina, kad parapsichologijos akademija tai yra vieta, kur viskas yra suplaukė. Ir žmogus turi mokėti atsirinkti. Aš tą aiškindavau. Jeigu nesugebėsi atsirinkti, tai prisigaudys ir blogos informacijos. Ir paskiau akademiją baigęs gali. Yra daug, kurie pradėjo gydyti žmonės, reiškia, jau konsultuoti, aš parapsichologijos akademiją baigusi, o pati lygių neturi. Ir nieko negali nei padėti, nei nieko. Kai kuriems žmonėms kažkiek tai padeda, kai kuriems pakenkia. Ten irgi yra labai įdomus. Įdomi buvo ta įstaiga, bet kai Kazlauskas mirė, jis buvo profesorius, ir labai greit subirėjo į gabalus. Dabar nežinau, dar ar egzistuoja ar neegzistuoja kažkokios atšakos. Tai va. Kažkokie taip pat. Žmogus gali pakeisti, bet sutvarkyti žmogaus gyvenimo nėra nei vieno, kuris reiškimtų iš paskos vaikščiotų, o tavo mintis blogos, kontroliuotų dar tavo mintis. Tavo mintis blogos, mygtuką paspaudė pultelį, perrengia ant kito kanalo ir tu jau mastai vėl tobulai tvarkingai. Nėra tokių, patikėkit, nėra. Ir žmogui duota su savo mintimis, savo veiksmais daryti, tvarkytis pačiam. Bet pas mane, kai ateina žmonės, aš žiūriu, koks rezultatas. Ir kadangi žinau rezultato priežastis, aš aiškinu, kaip šiandien vieną vyrą aiškinu. Sakau, tugi ne verslą myli, tu pinigus myli. Už tai to verslas nesiseka. Už tai, kad jeigu nori, kad verslas sektųsi, tai reikia verslą mylėti. Tada verslas seksis, o jeigu verslas seksis ir pinigai bus. O tu viską darai dėl pinigų, sako, taip, taip. Taip, kad yra, ir visur reiškia gyvenime yra, pirmoji eilė reikia mylėti gyvenimą.
reikia gerbti žmogų kitą, kuris yra šalia. Pirmoji vyrą, žmoną savo, vaikus savo, neniekinti jų, nekeikti jų, nes prakeikimas duoda, reiškia, didžiulis, reiškia, pasakmes. Antra, reiškia, vertus, reiškia, reikalinga tą išmintį gilinti, suprasti, suvokti. Jeigu nesigilinsi, žmogus pradeda paukti kerpėm, samanom. Taip, kad neapsamanoti. Kita vertus, reikia sugebėti besigilinti informaciją, atskirti grūdus nuo pelų. Tai dvasinė šviesa nuo dvasinės tamsos. Nes jeigu gyvensi tamsa, tikrai laimės neturėsi. Jeigu tai šviesa, išmintinga šviesa, taip. Taip, kad darbai yra daug. Reikia daug skirti laiko tam darbui. Bet netapti fanatiku. Tai vienas iš pagrindinių. Aš netgi sakau žmonės, mano knygas skaitant reikia neišprotėti, o išprotauti. Ko ir linkiu jums.